Now what would I like for Christmas this year? How about everything? Taip, tai dabar padarysiu tokį labai puikų dalyką kaip plastelinas. Tai reikia pasirinkti tiesiog kokį tik tai norite matavimo vienetą. Aš turiu štai tokį gražų simpatišką puodelį su pingvinais. Taip, tai ir dėsiu 2 puodelius miltų. Tada lygiai tiek pat, kiek miltų dar įpilu vandens. 1 ir 2 puodelis. Ir dabar kitas svarbus ingredientas yra druska. Druskos reikia 1 puodelio. Druska turi būti smulki, biri, paprasčiausia stalo druska. Taip. 2 šaukštų paprasto aliejaus. 2 šaukštai. Ir daug mažų šaukštelį. Ir 2 mažų šaukštelių citrinos rūgšties. 1 ir 2. Taip, dabar aš noriu, kad mano... Oi, daug mažutė šitą. Plastelinas būtų gražios spalvos. Tai įdėsiu čia tokių ryškių dažų. Rožinių. Izabelė, čia tau bus šitas plastelinas, gerai? Maišau viską. Ir visa šita masė, jinai pradės virti, klijuotis ir vyks cheminis procesas, kurio rezultatas bus smagus žaislinis plastelinas. Jisai dabar vis tirštėja ir į vieną. Kam reikia rožiną? Kam reikia šitą? Kam reikia rožinių, todėl kad aš turėjau tik tai rožinių dažų, Jurgi. Tai už tai rožinių. Mėlynus. Kam ne mėlynus? Nežinau, kažkaip tai pirmi man pasitaikė rožiniai. Kitą galėsim padaryti mėlyną. Na va, tai viskas. Kai jau jisai pradeda taip vat sušokinėti į vieną vietą ir atšokti nuo senelių, tai jau reiškia, kad jisai beveik paruoštas. Dar reikia jam leisti truputėlį pakepti. Va. Viskas, jau kai jisai pasidaro toksai standus, tai... Va, prašau, pasidarė, va tai. Kas čia? Kas čia? Plastelinas. Plastelininkas. Play-Doh. Play-Doh. Va, prašau. Taip, va, ir viskas. Ir prašau, puikiausias plastelinas. Tik tai darykime viską ant lentutės, gerai? Kad stalo mums netyčia neišteptų, jeigu sugalvotų. Ar skanu? Ne. Ne. Va čia, va, 3 stalčiui. Ką gavau? Nu ir kaip? Šitą plasteliną reikia laikyti įdėtą į maišelį šaldytuve, nes jisai labai greitai džiūva ir jeigu paliksite jį tiesiog ant stalo, tai jisai išdžius ir apsitraukia tokia kaip ir plėvelė. Tai paprasčiausiai, na ir jisai aišku nėra toksai labai ilgalaikis, nes po kažkiek tai laiko jau jisai pasensta ir reikia padaryti iš naujo, bet kadangi taip paprasta jį padaryti, tai galima gaminti ir gaminti plasteliną ir nereikės niekada jo pirkti. O mano dar viena draugė, tai įdeda kokio nors kvepiančio aliejaus ir tada ir kvepia plastelinas. Tai va.